Sveiki. Taigi rugsėjo unboxingas. Šiandien turiu net 4 dėžes. Va, 2. Dar viena. Ir dar viena tokia didesnė. Šita didesnė, jeigu aš neklystu, tai man atrodo, jinai atėjo dikai. Tai va, tai toks dovana. Po to pasižiūrėsim toj, kas čia pas mane yra. Tai va, noriu su jumis pasidalinti. Jo, kadangi čia aš ir susivėlinau šį mėnesį truputėlį ir savo pasileistą užsakymą ir vyro. Po to dar kažkam kažko irgi prireikė. Akcijų daug. Šaltasis sezonas prasideda, tai atrodo ir visko reikia ir norisi. Taip. Tai pirma, mažiausiai dėžutė. Tokia, tai pasidalinsiu su jumis, ką aš čia užsakiau. Jo, šį mėnesį aš kažkaip labai pasinaudojau, kadangi yra, nežinau, ar vartėt ar ne, jeigu nevartėt, nežinote kur, parašykite, pakomentuokite, atsiųsiu rudens katalogą, kuris su įvairiom tenai dovanom, nuolaidom ir naujienom, ko ne visada būna, tai dabar aš realiai užsakinėjau viską, kas yra praktiškai su nuolaida arba labai jau ko reikia. Taip, tai labai norėjau va šitos Bloom esencijos veidui. Labai malonios jinai konsistencijos. Aš ją naudoju kaip toniką, bet jinai daug turtingesnė negu tonikas. Yra labai malonus jausmas, labai tokia skalsiai naudojasi. Tai ryte vakare po veido nuprausimo aš šitą. Žinau, kad kitos moteris naudoja ir visam kūnui, ypatingai jeigu kažkokiuose šiltuose kraštuose keliaujant, atostogaujant, tai labai irgi pridrėkina odą, labai malonus jausmas. Taip, ir jisai su nuolaida, berods 10%, jeigu dabar neklystu, jau dėl nuolaidų tai bijau pameluoti kam kiek, bet tikrai labai daug ir labai reikalingų yra nuolaidų reikalingiem produktam. Young Livingas nuolaidas duoda ne ten, kur baigėsi kažkokie ten galiojimai ir dar kažkas, o nuolaidos yra tam, ko mes labai norim, bet kartais savo neleidžiam ar norim pataupyti. Tai va, tai tikrai verta užsisakyti. Tada aš labai mėgstu kūno visokius aliejus. Kartais pati darausi, bet Young Livingo yra net keletas, kuriuos esu išbandžius ir man labai patinka. Ir šį kartą irgi iš katalogo yra toksai relaxation masažinis aliejus ir prie jo dovanų levandos eterinis aliejus, kuris tikrai labai dažnai naudojasi. Tai yra iš startinio rinkinio, tarp tų 10 būtiniausių eterinių aliejų, kuriuos reikia turėti namuose. Tai jisai tikrai einamas, tai beje startinio rinkinio visą laiką bent 1 arba 2 aliejus aš kiekvieną mėnesį užsisakau, nes jie yra einami, reikalingi ir panaudojami daug daugiau negu vienai problemai, vienam sprendimui. Taip, tai va, dar vienas, kas irgi pas mane pasibaigė iš startinio, tai citrino eterinis aliejus. Aš rytais vandenį mėgstu gerti arba su citrinos, arba su greipfruto eteriniu aliejum. Kaip žinote, citrina labai gerai valo įvairius dalykus, su visokios etiketės, kai reikia ar lipdukus nuimti. Ir jinai labai puikiai kompozicijose su spygliuočiais, difuzoriai garinti. Tai tikrai ir aktyvina, turi daug D-limoneno, antioksidacinių savybių, tai netgi visi, tarkim, ką su medum, jeigu darom, tai visą laiką rekomenduoju lašiuką ir citrinos įsilašinti į tas visas receptūros. Tai ir vienas dalykas skaniau bus, kitas dalykas citrinos tikrai nereikėtų nuvertinti dėl visų jos tikrai gerų labai savybių. Taip, dar vienas irgi beje su nuolaida dabar ir jeigu neklystu, ar ne 20% nuolaida yra. Tai vienas irgi iš startinio rinkinio būtinųjų eterinio aliejų mišinys yra RC. RC raidės, tai jos iš lotynų berods ar kokios ten kalbos
Išvertus reiškia kvėpavimo takai ir tai yra kvėpavimo takam sukurtas mišinys. Čia yra berods net 5 eukaliptai sudėtyje, kitų eterinių aliejų. Tai ar jeigu kokie kosuliai varginam, ten bronchitai, dar kažkas, tai galima krūtinę tepti, padukus įtrinti atskiedus su baziniu aliejumi. Jeigu slogos, netgi tiesiai panosę pasitepti, vaikui aišku būtinai skiesti. Jeigu naudot, kvapas garinant irgi labai ir nuostabus ir jisai turi tų savybių tokių, kurios mažina šiek tiek alerginį foną. Tai tikrai, jeigu koksai prasideda tas virusų sezonas, tai šitą mišinį rekomenduoju pagarinti ir jis tikrai labai daugam ir patinka vien dėl kvapo. Ir aš žinau, kad kas garina, nes patinka kvapas. Tai bet ir naudingas yra tuo virusų sezonu. Ir dar viena dovana yra grounding įsižeminimo eterinis aliejus. Tokį duoda, bet man jo ir kvapas labai patinka. Jame berods yra ir kadagys, ir ilang, ir kiti eteriniai aliejai. Jo šiaip turtinga yra sudėtis. Dalinausi berods ir protokolu, kokį galima naudoti su afirmacijom, su tokiu savo truputėlį palinkėjimu dienai, įsikvėpimu. Tai, bet galima ir kaip kvepalus naudoti, tikrai labai fainas. Ir į difuzorių taip pat. Tikrai sukurs tokią jaukę, gerą aplinką. Tai vieną dėžutę išpakavom. Tada dar vieną dėžutę. Irgi tenai reikalingi eteriniai aliejai ir kiti produktai. Nors berods aš šį kartą ir papildų ėmiau. Taip, čia jo aliejų šitoj dėžutėje mažiau. Labai norėjau naujienos, dar nebandžiau, bet labai geri atsiliepimai. Yra Art kremo, jisai su tokia ir dozuotė labai šaunia. Ir šiaip Art kosmetiką aš labai Living myliu, man labai patinka. Daug kas ir koksai nemažas indelis, daili pakuotė. Ir jisai yra jisai su tokiu dozuotė. Tai bus labai smagu išbandyti. Labai norėjau šito kremo, tai bijojau, kad jo neišpirktų, bet dar lyg tai yra. Mačiau. Tai tada dar grožį. Šį mėnesį kažkaip nusprendžiau save truputėlį palepinti, nes irgi nuolaida 20% 3 pakuotėm Bloom kolageno. Tai kažkaip pajutau, nežinau, ar čia amžius, ar sezonai, ar kažkas, kad jau reikia truputėlį rūpesčio ne tik iš išorės, bet iš vidaus odai, plaukam. Tai seniai norėjau ir kažkaip visą laiką pagailėdavau, bet šiuo momentu pajutau, kad reikia. Tai tikrai labai ir skanus Bloom kolagenas. Ir naudingas, jeigu vėlgi kažkas yra įdomu plačiau, detaliau, tikrai galiu atsiųsti ir aprašymų, sudėtis. Tai komentuokite, rašykite, klauskite. Šito labai jau dukra vakar, šiaip dėžės atkeliavo vakar, mama sako, mama, gal ten jau mano šitie vitaminai. Sakau taip, bet sakau, man reikia taigi unboxingą padaryti, sakau, rytoj išpakuosiu ir duosiu. Tai čia miegui papildai yra. Ir kuo jie skiriasi nuo kitų papildų, aš esu tikrai, tokia, ne tai, kad skeptikė, yra situacijų, kada tikrai reikia sintetinių dalykų, chemijos mokslo sukurto, bet kartais mes galime imti visiškai natūralius ir reikia skatinti organizmą maksimaliai ilgai patį dirbti. Tai šie papildai yra, visi papildai Young Living praturtinti eteriniais aliejais,
O šie miegui sukurti papildai, jie yra rekomenduojami gerti su magniu, magnio papildą mes turim. Tai va, jie turi tų eterinių aliejų, tų sudedamųjų dalių, kurios natūraliai organizmas skatina gaminti melatoniną. Tai nėra sintetinis melatonino hormonas, bet tai yra tokios medžiagos, kurios skatina organizmą patį gaminti melatoniną ir organizmas natūraliai turėtų, realiai jisai gamina, nebent mes jį išmušam iš vėžių ir sutrikdom kažkaip tai režimą. Bet šiaip natūraliai pats organizmas gamina. Tai va, tai čia jau mano dukra labai šitų laukia, jai sakė, labai gerai veikia. Esmė tai yra tokia, kad ne tai, kad jisai paima išgėrė, ten nulūžo, bet yra kokybiškesnis miegas. Tai net toksai keistas, jinai ten niekad negirdė žadintuvą, bet sakė, su šitu, kai šitą gerai geriau girdė rytais žadintuvą, ir miega giliai, bet turbūt ramiau kažkaip tai. Tai va, tai ir kiti, kas yra gėrę šitą papildą, tai dalinosi, kad pats miegas yra kokybiškesnis, net jeigu tu savo negali leisti pamiegoti ilgiau. Taip, ir tada dar šiek tiek ir aliejų, aišku. Taip. Čia yra laimo iš Vitality linijos. Tai irgi paėmiau, nes sakau, tų citrusiniai, jie pas mane labai einami. Šios mėgstu ir į vandenį. Ir, tarkim, laimo eterinio aliejum tinginį paskaninti. Ir Younglivingas turi vienintelę turbūt kompaniją, eterinio aliejų gamintoja, kuri turi liniją iš Vitality, kurie yra sertifikuoti, patvirtinti kaip maisto papildai. Ir juos galima naudoti drąsiai į vidų, tai kaip maisto paskanintoje, kaip maisto papildą. Tai vienas buteliukas. Kas čia dar? Tai vėlgi dovana Grounding, nes už 120 taškų. Ir dar viena dovana, taip, čia šitas užsakymas šiek tiek didesnis, 190 taškų buvo, irgi labai norėjau, senokai jau turėjau aš jį, yra Eleme eterinis aliejus. Jisai savo savybėmis beje prilygsta beveik frankincenso, bosvelijos eteriniam aliejus, tai yra irgi iš medžio sakų gaminamas. Eterinis aliejus tai labai naudingas yra odai, galima į kremą įsilašinti ir panaudoti. Ir tokio ramaus, dvasingo kvapo aromato yra. Tai jisai prie antro laiptelio yra dovanų, tai aš jo kažkaip visai norėjau, nes jau seniai turėjau, bet labai mėgau, kai turėjau. Taip, antra dėžutė išpakuota. Trečia dėžutė. Žiūriu, čia. Čia, man atrodo, aš tokį užsakymą vykdžiau, kur buvo irgi jau pasileidus, atsirado poreikis. Kartais yra, kur žmonės nenori registruotis dar pradžiai, nors tai yra tikrai visą laiką labai naudinga. Tai yra tikrai naudingos Ninja sultis pakeliais. Čia yra 30 berods pakelių, tai mėnesį laiko dozę. Tai Ninja sultis tikrai labai tokia antioksidantų kupina bomba, ypatingai jeigu kažkokie yra negalavimai sveikatos, tai aš labai rekomenduoju Ninja sultis įtraukti savo rutiną. Tai nes padeda atstatyti, palaikyti kraujo kokybę, pradeda organizmo truputėlį tą tokią sveikatą palaikyti net ir sudėtingose situacijose. O pakeliais tai yra labai patogu, jeigu kažkas iš artimųjų ligoninėje, kai tenka, jeigu jau su rimtesnėm problemom atsidurti, tai ar tarkim kelionėse, kažkur tai pakeliuose labai yra patogu visą laiką turėti. Ir dar ta nemaža dėžutė. Čia jau paėmiau aš už taškus, tai už šitą dėžutę aš mokėjau tik už siuntimą 10 eurų, o visa kita yra dovanų, todėl kad rūpinosi savim, savo artimaisiais, šeima.
Ir tada gali už taškus pasimti produktų, tų, kurių reikia. Tai čia dabar kitam vaikui. Na, šiaip visa šeima mes geriam vitaminą D ir Lietuvoje saulės tikrai nėra pakankamai, tikrai mes jos negaunam ir tai yra tikrai būtinas papildas visose namuose, bet dabar ir sūnus profilaktiškai tikrinosi, tai jam ten primiktinai liepia gerti vitaminą D. Tai šiek tiek dar turėjau, bet pasipildžiau atsargas. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti, kad ypatingai, kai dabar yra peršalimo sezonas, prasideda visi tie šaltieji, tai esu pastebėjusi, kad vitaminą D geriant atsparumas organizmo tikrai yra geresnis. Ir kitą kartą, atrodo, užtenka tokių paprastų papildų kaip Super C, Super D ir niekas per daug nekimba, o jeigu prikimba, tai taip labai trumpai. Ir dar vieni papildai, kuriuos visą laiką žiūriu, kad būtų namie. Tiesą sakant, jau šitus tai žiūriu ne tik aš ir mano šeima, jau jeigu jinai pabaiga, tai jie pasako. Tai juos profilaktiškai šitų negeriu. Čia yra būtent toksai papildas imunitetui, atsparumui, kaip natūralus kartais gali būti net antibiotikas, tai Ine Defense. Vidinė apsauga, jų sudėtis jo yra kaip tyvs eterinio aliejaus ir dar jisai papildytas keliais kitais eteriniais aliejais, raudonėlio, čiobrelio pastiprinta. Tai aš jį geriu, jeigu, tarkim, kadangi dirbu su renginiais ir kartais ateina žmonių, kur tu matai su tam tikrais simptomais, tai tada profilaktiškai visą laiką išgeriu. Jeigu kažkur sušlampi, dabar irgi tie lietus kitą kartą netikėtai užklumpa, tai irgi tada kapsulytę paimu, kad tokiai profilaktikai. Ir jau jeigu pradedu jausti tenai kažkokius simptomus, kad ar peršti gerklę, ar pradeda nosis varvėti, tai Ine Defense, tada jau imu kokios po 3 kapsulės dienoj, 3 kartus po 1 kapsulę. Ir visa mano šeima jau irgi, jeigu ar sukosčiojo, ar kažkas, tai jie žino. Ir stiklinį buteliuką tai rekomenduojama laikyti šaldytuve. Ir nes tos yra kapsulės, jisai geriau laikosi šaldytuve, kad būtų geresnė kokybė. Ir visi žino, kur yra, ir jeigu tik tai kažkas, imam ir save saugom. Tai toks irgi būtinas. Ir kitas, ką aš visą laiką, beje, tokia net motyvacija tų taškų pagaupti, palaikyti, ne iš karto sunaudoti, nes irgi sultim tikrai retai kada būna akcijos. Tai kur sakiau, Ninja sultis, paėmiau savo, sakiau 2 butelius. Nes irgi dabar tas ruduo, daug čia renginių, daug šį šeštadienį kaip tik konferenciją turėsim ir norisi save pastiprinti, norisi neiškristi visam tempe ritme. Tai kiekvieną dieną 30 ml arba 60 ml stiklinį į taurelę. Galima įsilašinti, jeigu jau kažką jauti, ir tyfso eterinį paskaninti. Bet šiaip sultis labai skanios. Tai yra tikrai antioksidantų bomba ir aš taip ir energijos duoda pliūpsnį didelį. Tai labai norėjau rudeniui savo truputėlį pasipildyti. Tai tokie mano šio mėnesio užsakymai. Klauskite, dalinkitės, papasakokite, ką jūs užsakinėjate. Rašykite, kas jums būtų įdomu, apie kokį produktą sužinoti truputėlį daugiau. Ir iki!